ir pasigaminkime vasaros uogų braškių putėsį, kuris tikrai labai lengvai pagaminamas, bet tikrai nuostabus gomuriui. Naudosime agavų sirupą, želatiną ir braškes. Liekame brinkti, o dabar pasiruoškime uogas. Tada įsipilsime vandens, kad galėtume pašildyti želatiną. Dabar garų vonelėje ištirpdysime želatiną. Tirpdant želatiną labai svarbu atkreipti dėmesį į temperatūrą. Želatina negali užvirti, jeigu užvirs, jau jinai niekada nesustems.